Poilsis Palangoje gali tapti brangesnis. Kurorto valdžia ketina sekti Druskininkų pavyzdžių ir iš poilsiautojų imti vadinamąjį pagalvės mokestį. Palangiškė Irena Švanienė poilsiautojams apgyvendinimo paslaugą teikia jau beveik 30 metų. Moteris nesiryžta prognozuoti, kaip poilsiautojai reaguos į naują mokestį. Už kiekvieną parą žmonėms gali tekti papildomai mokėti po litą. Taip atrodo liktai simboliškai. Bet jeigu šeima iš 4 žmonių, taip 10 dienų, tai jau 40. Taip litų šeimai. Kienokim pažiūrėti. Vieni atrodo gal ir nieko, o yra žmonių, kurie tikrai skaičiuoja pinigus. Pagalbės mokestį turi ir druskininkai. Tiesa, jis dvigubai didesnis ir siekia 2 litus už parą. Palangos politikai dėl vadinamojo pagalbės mokesčio turėtų apsispręsti kitą mėnesį. Jeigu šiam siūlymui bus pritarta, naujovė įsigalios jau šią vasarą. Mokestis bus renkamas visus metus. Mes planuojam šiais metais, 2012 metais surinkti apie 400 000. Tai šitas skaičius yra paskaičiuotas būtent pagal praėjusių metų lovadienius, kuriuos pateikia statistikos departamentas. O kitais metais, kuomet jau bus iš tikrųjų pilni metai, apie 900 000, apie 700, iki 1 milijono litų. Surinkti pinigai būtų naudojami miesto infrastruktūros plėtrai, taip pat renginiams organizuoti. Pinigų valdininkai galėtų surinkti ir daugiau, jeigu tik pavyktų pažaboti nelegalius nakvynės siūlytojus. Neoficialiais duomenimis vasarą poilsiautojams nakvynę siūlo apie 5000 palangiškių, tačiau oficialiai mokesčius moka tik 10%.